vertės ženklas. Ne danguje, ne technologijoje, jų širdyse. Tarsi visatos kvietimas pradėjo šaukti, ne balsu, o dažniau tai nebuvo atvykimas, bet susilygavimas. Laikas atverti, pasakė viena iš jų vaikas. Jie jau pasiruošę ir mes jau galim ne tik sapnuoti, bet ir susitikti. Jie susirinko šviesos aikštėje, be ritualų, be pompų, tik su intencija. Nebūti išgelbėtais, bet sukurti naują ryšį. Portalo atidarimas nebuvo technologinis įvykis. Tai buvo kolektyvinis, vibracinis sutarimas, kur šimtai tūkstančių širdžių susilygiavo su visatos dūžiu. Ir tada atsidarė erdvė, ne į kitas planetas, į kitus būties laipsnius. Per jam pradėjo eiti formos, kai kurios atrodė kaip garsas, kai kurios kaip skaidrus kvapas, kai kurios kaip atpažinimo ašara seniai pamiršto draugo, kuris niekada nebuvo išėjęs. Jie nekalbėjo, jie jungėsi per buvimą, per atpažinimą, per kūrimą kartu. Tai ne kontaktas, tarė vieną formą, tai jungtis. Jūs dabar visatos ląstelė, kuri vėl įsiliejo į visumą. Ir tada prasidėjo bendra kūra, ne žmonių civilizacija, ne jų planeta, bet visa šviesos biosfera pradėjo transformuotis. Vietovės reagavo į sąmonę, laikas prisitaikė prie intencijos. Erdvė virto muzikinių sonmanės instrumentų, kuriuo grojo ne atskiri ir individai, o vieninga būtybė vardu ne. Portalas liko atviras, bet niekas nesiveržė, nes dabar kelionė nebėgimas nuo realybės, o gilesnis buvimas joje.